Su šventom Velykom jūs sveikina televizijos dienoraštis Mrs. Lietuva. Netrukus čionai atvyks labai gražios moteris. Visi kartu atšvęsime šventas Velykas. Ar jūs sutinkate su tuo? Ar jūs norite gražios šventės? Tai sukurkime ją kartu visi. Mrs. Lietuva Velykos senelių namuose. Šiltas dėmesys ir skaudi akistata su bejėgiškumu. Ir jinai laikė man tiek rankas ir nepaleido nei minutį. Ir tada nubraukiau ašarą. Ir vėl verksiu ir nenoriu verkti ir nereikia verkti. Plastikos chirurgų konsultacija. Ilgai slėpti kompleksai ir netikėtai atvira dalyvių išpažintis. Man negerai. Aplinkiniams taip. Jie nemato, aš matau. Šitą operaciją yra gana didelės apimties. Renginio metu aš tikrai nesiūlyčiau ją atlikti. Man sugadino šią nuotaiką. Tikrai. Į akis išriešta aštri tiesa mažytę šventę staiga pavertė mūšio lauku. Aš tavęs pirmą dieną net nemačiau atvirai. Net nepastebėjau tavęs pirmą dieną. O tavęs neįmanoma nepastebėti. Labai šaunu, bravo. Tu pagėžingas žmogus esi. Taip, tu pagėžingas. Tu supykai galbūt kažkas nepastebėjo. Aš labai gerbiu tavo nuomonę. Ačiū. Nesuprantu. Mrs. Lietuva dalyvių užduoti šiandien kiek neįprasta. Jos vyksta pas garbaus amžiaus žmonės, kuriems reikia ypatingo dėmesio, kurie nuolat laukia svečių ir šilto jų bendravimo. Labą dieną, gerbiamosios, malonu matyti jūs mūsų centre, kur gyvena nusipelnę mūsų seneliai. Matau, jūs puikiai nusiteikusios padėti, parodyti savo žinias, taip kad linkiu sėkmės tolimesime darbe. Į Vilniaus gerontologijos ir reabilitacijos centrą moterys sugužėjo nešinos pilnais glebiais vaišių, daugiausiai su savo keptais pyragais. Jos tenksis įrodyti, jog seneliams gali surengti nors mažytę Velykų šventę. Gausiai nukrautais stalais tikrai neapsiribosime. Moterims numatyta akistata su ne pačia šviesiausia senjorų kasdienybė. Čia jos išvys, kad bendraujant su sergančiais senoliais reikia didelio psichologinio pasiruošimo, vidinės stiprybės ir šilumos. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Trumpam persikelkime į grožio chirurgijos kliniką Kaune, kur realybės šou dalyviams prieš keletą dienų buvo įteikta ilgai laukta dovana ir papildomas siurprizas – nauja varžovė. Mano gražuolis, prieš tai, kai klinikos grožio chirurgijos specialistai imsis įgyvendinti jūsų svajones ir užgaidas, man reikia atlikti vieną malonę misiją. Leiskite jums pristatyti dar vieną gražuolę, jūsų konkurentę ir kolegę, žavę 3 vaikų mamą Vilmą Gumbelevičienę. Kaip jauties? Puikiai. Puikiai. Ar labai jaudinasi Vilma prieš eidama į šį mūsų šou? Ne. Kodėl ne? Visos jaudinusi, tu ne. Tu aš ir skiriuosi. Šaunolė. Reiškia, tau netrūksta pasitikėjimo savimi. Aš tikiuosi, taip ir bus iki pat šio projekto pabaigos. Eisi aukštai iškėlusi galvą. Graži, šauni, nepakartojama Vilma. Taip visas draugiškai viską, bet matau, žvilgsnis ir vis tiek jauti žmogus. Kai kam, iš tikrųjų, tai visom konkurentė. Bet taip tai kai kas jau labai taip vaizdžiai nenuslėpia tų savo emocijų. 32 Vilma Gumbelevičienė yra 3 vaikų mama. Šiuo metu motinystės atostogose esanti moteris neslepia, jog nori šiek tiek atitrūkti nuo kasdieninių namų ruošos darbų. Gyvenimo iššūkius mėgstantis Vilmos vyras Tomas pats pastumėjo žmoną prasiblaškyti ir išbandyti savo jėgas. Aš galvoju, kad susirinko labai daug gražių moterų. Bet jos visas praktiškai yra skirtingos. Viena vien grožį nori įrodyti kažką. Kita bando, kad ir vidus ir išorė turi būti harmonija. Vat mano irgi yra toks principas, kad išorė niekada nebus graži, jeigu viduj tai esi kažkas neramus, dėl to pavydo ar konkurencijos, tai labai mes visos skirtingos. Konkurencija turbūt neišvengiama ir atvirai ir nuoširdžiai, tai manau, kad konkurentas turėtų pavydėti ir šiek tiek suabejoti savo pajėgumą, nes žmona gražiausiai.
Artėja akimirka, kai moterys sužinos, kokius jų trūkumus pastebėjo varžovės. Kai kurias tokie pastebėjimai piktins. Na, tai bus ta krūtinė didelė ar ne? Čia buvo jūsų nuomonė. Kelerius metus puoselėtos svajonės ir nuoskaudos ašaros. Koks bus chirurgų verdiktas, sužinosime netrukus.